Visi sveiki, pavasaris. Su jumi aš Arūnas Gudunskas, čia paukščiai, ant žemės paukščiai, dangui paukščiai, nežinau. Vienas ten šūdas nusispaudė, nepasispaudė. Dar kažkas pakilęs, kažkas skraido, nežinau, dasijungs ar ne. Tai va, aš vėl su jumi, jūs vėl pas mane svečiuose. Tai va, kaip žiemą ne vaikai 100 metų, tai gali paskui pavasarį pasipantavot biškį. O ten kažkur dar patelės. Čia mano patelės. Jau klėtka pardavimo tuščia, kazanas. Pavasaris, kazanas, kaitinu kazaną. Pripylęs druskos. Noriu pro žemus prakeitinti, išvalyti kazaną. Turi gerai įkaist. Druska įsivalys kazanas. Nebus jokių pridegimų ar ten kažkokių kitokių. Tai va, mes atidarom sezoną, kviesim draugus, ne elitą, ne grietinėlę, bet draugus, balandininkus. Reiškiasi, kas galės, kas norės. Atvažiuos sekmadienį gal į svečius po turgaus, pasėdėsim, arbatos atsigersim kažką, tai įsikepsim, įsivilsim ir paplepėsim apie paukščius, ir pabandysim pafilmuoti. Pokalbį su žmonėm gal. Tai va, tokių visokių įdomių planų iš pavasario. Jau smagu, jau galima, kaip sakyti, pasėdėti gamtoj, pasaką, arbatėlės atsigerti. Sau be jokio įtemptumo, streso jau paukščiai. Paukščiai duodasi man atskirti, kas patinai tik burzgia. Sudėjau persamilį lizdus į peryklas, paleidau, kaip sakyti, jiems perėjimo sezoną, aišku, dar jie šalta, dar jie tokie, nei tokie, dar neaktyvūs, bet jau šils dienom, kažkas vyks, kažkas tai vyks, kažkas perės, tai va, tai taip, kad judam paukščiai, pasirauna, pasiskraido patys, viskas labai gražu, kaip sakau. Dagyvenom iki atgimimo, gamta bunda ir patiems jau gyventi yra noras. Paukščiai šiandien turgus tai tiesiog juokingas, susibėgo 8-9, visi įsibėgiojo. Norisi paklausti, ko jūs čia važiuojate iš vis. Atminti anksti. Atvažiuoja ten aš apie 7 po 7 įvažinėjau, vežiau Valdą į turgų, tai už vartų jau stovėjo, tai atvažiuot 7 stovėti iki 8 už vartų uždarytų ir 9, kai vėjo nublokšti, iškišau nosį. Žiūriu, tuščias turgus, net nustebau. Jo, labai įdomu net. Nei pasėdėt, nei kavos išgert, nei paplepėt kažką tai. Kai sako, oi, turgaus nebus, viskas baigsis, viskas. Niekas čia nesibaigs, to turgaus ir taip nėra. Kas čia gali baigtis, jūs vis tiek tam turgui nebendraujat. Tai va, kas ten gali baigtis. Jau viskas pasibaigia prieš daug metų. Tai va, kad džiaugsmo jums neteikia tie sekmadienio susitikimai. Tik kažką nupirkt,
kažką parduot ir bėgt. Ir bėgt greičiau namo pas mamą. Tai kam keliatės? Gulėkit, glaustykit mamas ir nevažiuokit visi tą turgų, kad čia. Nesąmonė. Tai va, tai toks vaizdas, kad jum įveja kas nors. Man tai aš nežinau, nu aš skiriu, jeigu jau skiriu tokiam dalykui dieną, tai manau, noriu kažkokį žmogų, reiškiasi, susitikti, pasikalbėti su juo, aptart kažką, tai pasitart. O dabar nenupirkau katūno ir bėgom namo, nu. Mamai pasiskūsta, ne, kad nepardavė, neatvežė ar ko. Tai va, toks geras, aišku, šaltokas rytas buvo, bet vis tiek saulė. Saulė jau smagu, tai va, taip kad kviečiu visus sekmadienius praleis su manim, su mano paukščiais, va. Ne tik per video, bet galima ir gyvai paganyti jos ant žemės su kazaniuku. Su kazaniuku sveikai pasėdėt, pavalgyt, paplepėt, kaip jūs veisėt paukščius, papasakosit, kokius paukščius veisėt. Nu, šiaip smagu, manau, pabendraut, pasėdėt, paklausyt žmonių. Tai va, tokia, sakyt, sekmadieninė rubrika. Pokalbiai su draugais, bendraminčiais. Elito grietinėlės ir taip daug prifotkina, prifilmuoja, jie ten pasikeisdami. Tai va, tai taip norėčiau, kad su normaliais žmonėm, paprastai žmonėm, su balandininkais, iš didžiosios raidės pasėdėt, pabendraut, pasisemt patirties, pasidalint su jumi, va, kas žiūrės, taip kad visų veislių laikytojai įdomus, iš visos šalies kampelių įdomus žmonės. Tai va, taip kad plepėsim, kalbėsim, gersim arbatą, valgysim plovą ir visus kitus skanėstus, taip kad aktyviai pasireiškit, nebūkit savo, kaip sakyt, ai, nu ką aš čia galiu papasakot, viskas įdomu, viskas žmonės įdomu, istorija, veidai, prisiminimai apie balandininkus kokius senus, ką laikė, kokie paukščiai anksčiau buvo. Gal kažką atsivešit, parodyt, pristatyt. Bus va parodinis narvelis, toks pastatytas pas mane ant šašlaikinės. Jeigu šašlaiką kepsim, nuimsim jį, padėsim kitur, va taip. Kiekvieną kartą pradezinfikuosim, išvalysim. Kiekvienam vis naujam balandininkui. Neužteks tokio narvelio, paimsime dar didesnį. Tai va, taip kad tokią atrakciją galim pasidaryti. Tai va, pasisvečiot, pasikalbėti. Paskirtą dieną geriems dalykams. Tai va, o taip ką, nu, perėjimas ir pas mane prasidėjo, kaip sakyt, sklandžiai, kaip ir sakiau, išmečiau kiaušinius, pirmus susidėjo antrus, reiškiasi, įsirito jaunikliai, paska vienas, paska du, bet eiliškumas, viskas tvarkoj, pas visus vienodais, kai tik užaugs jaunikliai, vienu metu, nebus ten savaičių, tai kai sakyt, dar savaitę, bet ten 2-3 savaičių skirtumų, jau vienus jau leidi, kiti dar
šeriasi, tai va kaip tik bus tas toksai geras daiktas, reiškiasi dalykas, kad permesiu jauniklius, susidės kiaušinius, padėsiu plastikinius, sudėsiu plastikinius jiems, daugins vaikus ir patelės su patinais iškart atskirsiu, leisiu perėti kitus. Tai va, tai paperinsim kitus paukščius. Leisiu gal raudoną su raudonu, ten geltonus. Paskui dar noriu gal baltus patinus su juodom patelėm prasukt ratą, nu ir taip. Nu pažiūrėsiu, sakau, planų daug, bet tai čia nereiškia, kad viskas tai bus, bet visko gali būti, bet. Visko gali būti, bet. Yra nori tokių čiapų, kad paauginčiau ten. Aš nelabai, dabar noriu įsivelti į tokius, kaip sakyt, čiapus. Šumus jo, iš baltų juodų bus visokių, bet norėčiau kraują pramaišyti. Paukščiam tarp savų linijų biškį pailginti, vėlgi pasižaisiu tokiu. O būtent priauginti ar tokių margių nenoriu. Aš akcentuoju dabar ant spalvų. Reiškiasi, aišku, tas čiapas tai yra irgi spalvos gama kaip ir čakatas, kaip sako. Čakatas yra aukštaskraidis paukštis. Jis yra bakinsas. Ir čakatas, tai vėlgi sakau, supraskite, kad tai yra spalva. Marginimas, Kaip sakiau, čakatas tikras, tai va, juodas vaikšto, toks senas, Jau va, mano raudongalvė patelė, jau tokia, jau jinai turi kitokį pavadinimą. Jau ne čakatas būtų, jau būtų raudongalvis ir azerbaidžanietiškai skambėtų visai kitaip. Taip kad nemaišykit jo, neatrodykit juokingi, kad jūs nesuprantat. Geriau nieko nesakyt, nesigilinti į spalvas, o sakyt, čia yra bakinsas. O tie čakatės, sakau, čia, čia jau kitoks paukštis, kaip ir sakiau, rodžiau. Va toks va. Čakatas. Tai va, taip, kad nenoriu aš, per daug visokių tų, dabar konkrečiai su spalvom noriu atsigaivinti tas spalvas, biškį padauginti jų ir nenukrypti, aišku, bus tokių visokių, bet daugumą vaikysiu. Daugumą pasiims pagal užsakymą, žmogus sakė, kas margi man tinka, tai va, tai tai va, šiaip tai tik tai konkrečiai noriu. Dar gal, bet per šį sezoną nespėsiu su baltais čempėtais, biški daugiau gal jų, bet turiu dar pavaikyti, reikia biški pasirinkti dar už praeitų metų ten atidėtą paukščių. Su baltais trūkumo nėra. Čia va, o šiaip ką, vaikysim, skraidysim, vaikysim. Kaip ir visada,
Su jumi gal susitiksim dažniau ant žolytės, bet vieną kitą video įmesiu ir skrydžių jų. Galėsit pasižiūrėti, nesakyt, kad čia trepsiai. Bet bus visko, bus ir tingėsiu. Bet sakau, noriu tą rubriką tokią. Pokalbį su draugais. Pažiūrėti kaip ne tik savo artimus, bet ir tolimesnius draugus, balandininkus iš kitų miestų, miestelių, kaimelių. Viskas įdomu, kas man skirs laiko. Aš jam skirsiu dėmesio, tai va taip. Nu, va toks va video, ką aš ruošios virt sriubą. Šurpa, vat. Kas neskrenda irgi į sriubą gerai, šurpa, sriuba iš visų nereikalingų paukščių galima išvirti. Tai va, virsim šurpa, valgysim, džiaugsimės pavasarių gyvenimu. Kaip sakyt, atgimimu. Taip kad, visiems sėkmės, visiems ačiū. Jeigu išeis dajungt, kažko programą susiknyso nauja mano telefone, ten nesusitvarkau. Jeigu išeis dajungt skrydį tą ilgesnį, ten nuo pradžios dajungsiu į pradžią. Taip kad 2 kartus būsiu pasisveikinęs, bet su gerais žmonėm galima ir visą dieną sveikintis. Tai va, taip kad, pasimatysim kitose video. Iki.